Sveiki, keliaujame šiandieną į mūsų susitikimą. Taigi sveikinuosi su visais, kurie prisijungėte čia gyvai arba žiūrite šitą įrašą. Aš esu Diana Soprano Blažaitienė, personalo atrankų įmonės Soprano vadovė. Ir taigi, ką mes čia šiandieną aptarsime apie tai, kokios yra šių metų personalo tendencijos, kas vyksta Europoje, pasidalinsiu kartu su jumis. Ir ką mes šiandien apžiūrėsim, Simona? Taip, tai pirmiausia, kodėl 26 metų darbo rinka yra lūžio taške, kokie yra darbuotojų elgsenos pokyčiai, kas yra tos naujos tendencijos, job hopping, job hugging, kokie yra tie darbo modeliai ir technologijos, kas iš tikrųjų veikia, kaip dirbtinis intelektas veikia mūsų darbo rinką, bei žinoma, kokia yra stabilumo formulė, kas apie lyderystę ir apie darbdavio įvaizdį. Kam tai yra aktualu? Šis seminaras bus aktualus visiems, kas dirba su personalu, kas turi komandos narių, tiek įmonių vadovams, verslo savininkams, tiek personalistam, tiek organizacijų vadovams, dėl to, kad tai liečia darbuotojų motyvaciją, rinkos poreikius ir kokie yra pokyčiai. Taigi, kodėl šie metai darbo rinkoje yra lūžio taške? Darbo rinka šiais metais keičiasi ne tik Lietuvoje. Lietuvoje mes turime ir mokesčių įstatymo pakeitimų, ir įvairių pakeitimų, kurie yra susijęs su teisiniais dalykais. Na, o tai, kas vyksta bendrai, tai yra šiais metais darbo rinkoje yra nauji priimami įstatymai, kurie dar labiau apibrėžia lygias galimybės, tiek neišskiriant lyties ar amžiaus ir šiek tiek labiau į to kontrolę. Na, o šie pokyčiai yra ne tik apie darbo sąlygas, bet ir darbuotojų elgseną, lūkesčius, sprendimų logiką. Darbo rinka tampa mažiau prognozuojama, tačiau labiau skaidri ir orientuota į vertę, o ne į laiką ar pareigas. Ir žinoma, organizacijos, kurios neprisitaiko prie šio pokyčio, susiduria su didesne kaita ir mažėjančiu keitimu. Taip, pagrindinės jėgos, kurios keičia mūsų darbo rinką, tai yra dirbtinis intelektas, jis keičia darbo funkcijas, automatizuoja dalį procesų ir verčia mus permastyti vaidmenį organizacijoje. Žinoma, kartais būna, kad tai pasireiškia ir tuo, kad darbuotojai jaučia baimę, kad gali būti pakeisti dirbtinio intelekto ir kuo vyresnio amžiaus darbo rinkos dalyvis, tuo didesnė ta baimė yra. Ir vis labiau tampa svarbu investuoti į komandos narių auginimą, karjeros edukacijas ir plėtrą. Todėl dirbtinis intelektas gali būti tiek pagalbininkas organizacijose, tiek atliekant užduotis, jas atliekant efektyviau ir kalbant apie tai, ruošiant savo komandos narius, tai neturėtų sukelti kažkokios baimės. Dar kasgi keičiasi, tai ES reguliavimas, ypač atlygio skaidrumo ir dirbtinio intelekto apibrėžimai, kontrolė šiose srityse, tai mažina informacinį pasiskirstimą tarp darbdavių ir darbuotojų. Jau apie tai nekartą kalbėjome mūsų seminaruose apie darbo užmokesčio skaidrumo direktyvą, kuri įsigalios nuo šių metų birželio mėnesio. Ir kaip tai pritaikyti, kad pagerinti darbdavio įvaizdį, kad pagerinti darbdavio patrauklumą rinkoje. Tai darbuotojų lūkesčiai dėl lankstumo, aiškios karjeros krypties, prasmės darbe, tobulėjimo yra vis svarbesni nei vien darbo užmokestis, dėl to, kad darbo užmokestis pamažu pasiekė tą rinkos vidurkį, kuris nebėra tiek motyvuojantis. Ir kaip mes žinome, kad pati trumpiausia motyvacija yra finansinė motyvacija, nes mes pamažu adaptuojame savo finansinius poreikius ir tai nebeteikia tiek džiaugsmų ir tampa tik tai norma. Visi kitie dalykai, kurie suteikia daugiau prasmės darbe, tai yra ilgalaikiai motyvuojantis veiksniai. Taip, kodėl šie pokyčiai yra stipresni nei anksčiau? Tai remiantis Europos darbo rinkos tyrimais,
daugiau nei 60% darbuotojų teigia, kad jų lūkesčiai darbui per paskutinius 5 metus reikšmingai pasikeitė. Apie pusę darbuotojų Europoje jaučia neapibrėžtumą dėl ateities darbo rinkoje, dėl technologinių pokyčių, politinių, ekonominių. Na ir žinoma, šiek tiek šie pokyčiai, kurie vyksta ir skirtingai negu ankstesni ekonominiai ciklai, dabartiniai pokyčiai yra labiau struktūriniai, o nelaikini. Tai reiškia, kad formuojasi naujas darbo rinkos modelis, ką mes jau pastebėjome, kad labai smarkiai keitėsi tai, kaip mes dirbome per karantiną ir po jo. Na ir žinoma, kartu su darbo rinka keičiasi ir personalistų vaidmuo. Kaip jis keičiasi, jeigu anksčiau tai būdavo dažnai suprantama kaip administracinė funkcija, tai vis dažniau dabar personalo specialistai tampa strateginiai partneriai versle, o ne administracinis padalinys, ne tik dokumentam apiforminti, ne tik turėti formalias tvarkas ir politikas, bet iš tikrųjų tai įgyvendinti. Ir personalo sprendimai padeda kartu organizacijai įveikti iššūkius, rizikas, talentų kaitą, reputaciją, darbdavio įvaizdžio formavimas. Darbdavio įvaizdis vėlgi jisai yra svarbus ne tik tam, kad pritraukti ir išlaikyti komandos narius ilgesniai perspektyvai, bet tai taip pat ir parodo jūsų privalumą kaip konkurencinį pranašumą. Tyrimai rodo, kad organizacijos, kuriuose HR dalyvauja ar personalistai dalyvauja strateginiuose sprendimuose, yra labiau įsitraukę, patiria iki 30% mažesnę darbuotojų kaitą. Ką mes vėlgi pastebime, kad dabar personalo specialistų, personalo vadovų funkcijos šiek tiek plečiasi ir atsiranda tam tikros net ir specializacijos. Ir tam tikra prasme tai leidžia lengviau, esant galimybėms organizacijom, tai leidžia lengviau išvengti personalo specialistų perleidimo, apie ką mes vis dažniau irgi girdime ir kalbame dėl to, kad tai yra funkcija, kurioje telpa labai daug, nuo dokumentacijos, teisinių klausimų iki pačių įvairiausių sprendimų, konfliktų sprendimo, motyvacinių sistemų kūrimo, jų įgyvendinimo ir taip toliau. Taigi personalo valdymas tampa viena svarbiausių konkurencinių pranašumo sričių. Taigi, kodėl tai svarbu yra darbo rinkos pokyčiai veikia organizacijų gebėjimą pritraukti, išlaikyti talentus ilgalaikiai perspektyvai ir, kaip minėjau, kad tai tampa ir pačios organizacijos išskirtinių konkurencinių pranašumų, dėl to, kad organizacija, kuri turi puikų darbdavio įvaizdį, sukuria organizaciją, kurios ambasadoriais tampa komandos nariai ir jie jau atsiliepia apie pačią organizaciją. Kokie yra pokyčiai darbuotojų elgsenos, darbo modeliai ir technologijos, man labai įdomu šitą dalį sekti, nes matau, kad ir girdžiu per darbo pokalbius, kuo dalinasi kandidatai, dėl ko išeina, jeigu anksčiau tas išėjimas labai dažniau būdavo dėl netitikimų, vertybinių, dėl darbo užmokesčio, tai dabar po karantino labai smarkiai per kelis metus visą tai keičiasi, ekonominiai dalykai ir vertybiniai dalykai, dėl ko išeina nebe tik, kad dėl vadovų atsisveikina, bet darbuotojų sprendimus vis labiau lemia ir saugumo jausmas, aiškumas, augimo galimybės, kaip priklausyti organizacijai. Ypatingai, jeigu organizacijos yra tos, kurios prisitaikė ir turi tiek hibridinius, tiek nuotolinės komandas, būna kartais, kad neapibrėžta ateitis, technologiniai pokyčiai, skaidrėjanti rinka formuoja naujesnius elgsenos modelius ir yra dvi tendencijos, kurios dabar jau ir Europoje ryškėja, tai yra job hopping ir job hugging, ir jos abi kyla iš tos pačios realybės, tačiau pasireiškia skirtingais darbuotojų sprendimais. Ir šiandieną aš dar vieną papildžiau prieš mūsų laivą apie tai, kaip vis dažniau matoma nauja tendencija. Ir jeigu mes galėtume perjungti skaidrę, Simona. Taip, tai yra dry promotion, sausasis paaukštinimas, dėl ko aš ją įtraukiau, nes labai turbūt teko pastebėti tokį dalyką kaip dry January ir eina kalba apie tai, kad čia pritaikytas pasakymas yra apie tai. Tai vadinasi sausas paaukštinimas, ką tai reiškia.
Tai kai yra suteikiamos aukštesnės pareigos, bet atlyginimas lieka tas pats. Tai tam tikra prasme tai yra įmoniai nereikia daugiau kapitalo tam, kad pasiekti šitą darbo jėgą. Ir tuo pačiu darbuotojams tai yra galimybė, įdėti daugiau, aišku, darbo reikia, atlygio tu negauni, bet tai yra puikia galimybė keičiant darbo. Tai, yra tokia kontroversiška tendencija, nes įmonės tuo labai aktyviai naudojasi, bet vėlgi tai turėtų būti tokia win-win situacija, kad laimi abi pusės ir abi pusės turi matyti prasme, o ne tik tai, kad, duodam daugiau pareigų, bet atlyginimas lieka tas pats. Ir taip, pereikime dar prie job hopping. Tai yra, kai keičiamas darbas ir mes dažnai matome irgi, kad būna ir kandidatai ateina ir dalyvauja pokalbiuose ir svarsto darbo keitimą, net esant nedideliam atlyginimui ar augimo skirtumui ir tai ilgalaikiai perspektyvai kartais atsitinka taip, kad darbuotojai eina į pokalbius dėl darbo, gauna pasiūlymą, tada grįžta į savo darbovietę, ateina pas vadovą ir sako, o mane tokia ir tokia įmonė kviečia ateiti dirbti ir siūlo didesnį atlyginimą. Ir jeigu esama darbovietė pasiūlo tą darbo užmokestį tokį patį, kokį siūlo galbūt konkurentai ar kitą darbovietę, tai tada kandidatas lieka. Žinoma, kad darbdaviai ne visada teigiamai tai žiūri, bet kartais ir prisitaiko, bet kandidatai tuo naudojasi ir dažnesnė kaita lemia tai, kad toj pačioj srityje dirbantis žmogus, bekeisdamas darbą, pasikelia darbo užmokestį kartais ir visų 30-40% per tą patį laikotarpį negu tas, kuris lieka dirbti toj pačioj darbovietėj. Taip, job hogging tendencija. Taip, ir kas skatina darbėje tą job hopping tendenciją, tai yra aiškesnė informacija apie rinkos atlygio lygį, karjeros galimybės. Kartais kandidatai šokinėja ir keičia darbus ne tik tam, kad atlyginimą pasikelti, bet ir dėl to, kad neatitinka lūkesčiai darbovietėje tarp pažadų ir realios patirties organizacijoje. Viduje gali būti ribotos augimo ir mokymosi galimybės ir kartais, ne kartais, galbūt ir dažnai, ką tenka girdėti kaip priežastį, dėl ko keičia darbą, tai yra silpna arba neaiški lyderystė, kuri nesuteikia krypties arba kažkokie galbūt vertybiniai neatitikimai tarp vadovo ir komandos nario. O job hogging tendencija, net nežinau, kaip čia lietuviškai išversti šitą tendenciją, kur darbuotojas lieka organizacijoje ne dėl prasmės, o dėl neapibrėžtumo baimės. Tai toks, kad tarsi, įsikimbu į tą darbą ir lieku dėl to, kad bijau kažkokių rinkos pokyčių, o gal kažko geresnio nerasiu, bet kaip ir motyvacijos dirbti daugiau ar daryti kažką kitaip, kaip ir nėra ir tiesiog, toksai. Tai yra daugiau apie tą emocinę netgi būseną ir apie 50% darbuotojų Europoje nerimauja, kad dirbtinis intelektas gali sumažinti jų vertę darbo rinkoje. Tai kartais ir žmogus jaučiasi atsitraukęs ar mažiau įsitraukęs į darbo procesus, bet lieka tenai ir atlieka tą vadinamą bare minimum, minimalius dalykus, ką reikia padaryti. Kodėl tai yra rizika organizacijoms? Tie žmonės, kurie lieka, bet yra emociškai nutolę ir jų produktyvumas sumažėja, ilgainiui mažėja pasitikėjimas organizacija, vadovais, yra tam tikras pesimizmasgi, niekas vis tiek nepasikeis, ką man stengtis, vis tiek viskas yra taip, kaip yra. Ir čia būna, kad užmaskuotos jau giluminės ir kultūros, ir lyderystės problemos, ir organizacijoje tai atsiliepia tuo, kad organizacija praranda inovatyvumą ir vidinę energiją, net jei darbuotojų kaita išlieka žema. Yra tikrai ne kartą tekę girdėti vadovų sakant, kaip smagu, pas mus dirba žmonės po beveik 20 metų. Ir
Ir tada vėliau vis dėlto tenka išgirsti, kad 20 metų, bet susiduriam su problema, kad komanda netobulėja, kad viskas vyksta po senoviai, kad yra labai stabilu, visi tie patys ir taip toliau. Tai ne visada tas stabilumas ir maža kaita yra geras ženklas. Tai reikėtų įvertinti labai atidžiai ir pasižiūrėti, ar iš tikrųjų tai nėra irgi ta pati grėsmė organizacijai netobulėti, neaugti, nekurti inovacijų ir sukurti naujus kažkokius produktus, prekes, paslaugas, resursus, ar ne, kaip prisitaikyti prie rinkos. Taip, ką reiškia šios abi arba tos trys tendencijos, kurias aš paminėjau ir tas dry promotion, sausas paaukštinimas nemokant didesnio darbo užmokesčio, tiek šokinėjimas per darbus, tiek likimas toj pačioje organizacijoje, tai rodo apie aiškumo vertės paiešką, kartais ir finansinės motivacijos paiešką, baimė keisti darbą ir likimas toj pačioje darbo vietoje gali būti ta pati baimė, nepakankamas vidinis saugumas ir tai gali būti tiek ir su vidinė paties žmogaus būsena susiję tie pokyčių priėmimas yra blogai, bet aš lieku čia, nes bijau daryti pokytį. Ir organizacijos, kurios prisitaiko ir investuoja į karjeros augimą, galimybių aptarimą, personalo skyriai, kurie atranda to laiko ir organizuojasi pokalbius, bendrauja su žmonėmis, girdi, kas vyksta, mato ir jaučia ir matuoja tą emocinę būseną, pulsą, tai tos organizacijos laimi. Ir pagrindinis klausimas visada darbuotojams išlieka tas pats ir ką rekomenduojame klausti, ar organizacija suteikia kryptį, aiškumą ir pasitikėjimą ateitimi. Kaip jūs jaučiatės nuo 1 iki 10, kaip save vertinate. Tai reikėtų nebijoti tų klausimų, kuo galim padėti vieni kitiem tobulėti. Kokie tie darbo modeliai gali būti įgyvendinant strateginį sprendimą? Ir mes jau pamatėme, kad labai sėkmingai galėjome dirbti per karantiną nuotoliniu būdu. Ir aš visai nesenai išleidau naują knygą, kuri yra apie nuotolinį darbą, tai yra hibridiniam komandom skirta knyga nuotoliniam komandom, kaip sukurti tą komandos jausmą, priklausimą komandai nuotoliu arba hibridiniu būdu ir kaip organizacijos gali išlaikyti tai kaip strateginį modelį. Dėl to, kad tos organizacijos, kurios prisitaikys prie darbo rinkos pokyčių, kurios išmoks ir susiorganizuos sėkmingai veikiančias hibridinės komandas, jos laimės prieš konkurentus darbo rinkoje. Tos organizacijos, kurios prisitaikys ir lankščiai pažiūrės, pritaikant galbūt 4 darbo dienų modelį, tai jos ir laimės. O tos organizacijos, kurios grįžta prie griežtų darbo modelių, dažniau susiduria su tuo, kad darbuotojai išeina, jaučia nepasitenkinimą, tas pats job hugging tendencija, likimas darbe dėl to, kad pokyčio kol kas bijo daryti galbūt arba neranda kažkokio kol kas geresnio darbo, tai dar lieka, ar ne? Bet labai dažnai, kad kreipiasi kandidatai ir sako, jeigu turėtumėt tokį darbą, kur galėčiau derinti ir ypatingai moteris, mamos ieško galimybių, nes pamatė, kad tai yra sėkmingai derinamas dalykas. Lygiai taip pat kaip ir sutrumpintas darbo laikas, ypatingai ten, kur talentų yra trūkumas. Paminėjau 4 darbo dienų savaitę, apie tai galite paskaityti ir mūsų blogo straipsnėje, kuriuo mes nesenai dalinomės. Tai ji jau tampa tokia nebe tik pilotinė, bet ir realiai pradeda organizacijos taikyti. Ir tyrimai rodo, kad produktyvumas dažniausiai net nemažėja, bet darbuotojų įsitraukimas ir pasitenkinimas didėja. Tai keičiasi ir požiūris į darbą ir žiūrima į tai, kad kaip sukurti vertę, o ne tai, kad atidirbti kažkokį valandų kiekį. Ir 4 darbo dienų savaitę tampa stipriu darbdavio vertės kūrimo elementu, dėl to, kad kandidatai pirmenybę teikia tiem, kurie nuotoliniu, sutrumpintai arba 4 darbo dienų savaitės modelį taiko.
Ir tai dažnai taiko užsienio kapitalo įmonės ir tuo laimi mūsų darbo rinkoje. Tai dirbtinis intelektas vienai irgi iš pokyčio dalykų, nors jau apie tai kalbėjom ir visai nesenai atradau 21 metų seminarą, kur kalbėjom apie dirbtinio intelekto pokyčius personalo srityje, apskritai kaip dirbtinis intelektas mus veiks, bet visą tai gerokai sparčiau pradedama įgyvendinti ir dirbtinis intelektas personalo srityje veikia jau nebe kaip automatizavimo priemonė, bet ir sprendimų palaikymo. Personale galima panaudoti darbuotojų kaitos rizikai prognozuoti, personalo atrankoms, įsitraukimui vertinti, motyvacinės sistemos kūrimui galime lengviau ir greičiau identifikuoti problemas, priimti tikslesnius sprendimus, galime greičiau gauti signalą apie tai, kokiem darbuotojams galbūt gresia perdegimas, kur kokia yra kaita, kas gali greičiau ar ne būti linkęs išeiti, keisti, kur mažėja įsitraukimas. Taigi tai keičia ir paties personalo specialistės vaidmenį, jie tampa daugiau tokiais kaip sistemų sprendimų architektais, o ne procesų vykdytojais. Na ir kodėl dirbtinis intelektas vis dėlto neveikia be žmogaus, mes kažkaip vis žiūrime į tai, kad gal pakeis, yra galbūt ir procesų, kur gali pakeisti, tačiau mano nuomonė tai galbūt mūsų žmogiško emocinio ryšio niekas nepakeis dirbtinio intelekto, kad ir kaip mes matom pavyzdžių, kur ChatGPT atlieka ir psichologo funkcijas, ar ne, bet tai vis tiek yra skirtingi dalykai. Na ir kalbant apie dirbtinį intelektą, tai ES dirbtinio intelekto aktas numato, kad aukštos rizikos sistemoms būtina žmogaus priežiūra ir sprendimų paaiškinamumas. Ir kuo daugiau artėjame prie to, kad turi būti ir saugumas užtikrinamas ir kontrolė. Šiandieną teko bendrauti su naujais klientais Vokietijoje, kurie dirbo būtent su to dirbtinio intelekto saugumo patikimumo vertinimu. Bei jūsų atsakomybės dirbtinis intelektas gali didinti ir žmogaus darbuotojų pasitikėjimą. Kartais tenka dabar jau irgi susidurti su kita puse, kad darbuotojai sako, čia viskas tiek automatizuota, tie patys procesai kartais būna tiek automatizuoti, kad organizacijai tu iki tam tikro taško kandidatuodamas nebesupranti, ar tu bendravai dar bent su vienu komandos nariu, ar tu čia visur su robotais susirašinėjai ir bendrauji ir taip toliau. Tai ypatingai ir klientų aptarnavime tas žmogiškasis ryšys, nuoširdus žmogiškasis ryšys tampa tokiu net ir privalumu. Ir vis dėlto reikėtų nepamiršti, kad mes nors ir matuojam automatiškai, matuojam per laiškus, per įvairias sistemas, ar ne, bet reikia nepamiršti, kad vis dėlto atėjimas gyvai žmogaus pamatymas arba kažkokio kontakto metu paklausti, kaip tu jautiesi šiandieną, šito niekas nepakeis, joks dirbtinis intelektas. Na, o vis dėlto ir darbuotojai kartais išreiškia, kad yra kažkoks nerimas, nepasitikėjimas dėl ateities, dėl to, kad yra prarandamas ryšys. Ir kai kurie apie 50 procentų darbuotojų Europoje nerimauja, kad dirbtinis intelektas gali sumažinti vertę darbo rinkoje. Bet tie, kurie investuoja, o dabar yra labai daug įvairių programų ir organizacijos vis daugiau investuoja, kad būtų galima pritaikyti, kad apmokyti žmonės, kad jie mokėtų naudotis technologijom ir jas galėtų pritaikyti darbo rinkoje. Tai tie, kurie domisi, tie ir laimi. Aš kaip ir minėjau, Human First principas visada leidžia dirbtiniui intelektui kurti vertę tik tada, kai kritiniuose etapuose išlieka žmogiškas sprendimas. Taip, šiandieną dar norėčiau pakalbėti apie lyderystę ir darbdavio įvaizdį kaip tendencijos dalis. Tai lyderystė kaip talentų stabilumo pagrindas, tyrimai rodo, kad apie 70% darbuotojų pasitraukimo priežasčių yra susijusios su tiesioginiu vadovu, o ne pačia organizacija. Dažnai tai būna, kad ne taip pasakė, ne taip nesutiko vertybės, kažkokie sprendimai priimti, netitiko lūkesčių, buvo neteisingi ir tai ne vieną kartą kartojasi ir taip toliau. Na ir dažnai būna
paminėta kaip priežastis, tai yra jau vadovai, net ne pati organizacija. Ir ką pastebime, kad lyderio vaidmuo keičiasi, tai kuo daugiau mes automatizuojame procesus ir panaudojame dirbtinį intelektą, tuo svarbesnis tampa gebėjimas kurti tą psichologinį saugumą ir aiškiai komunikuoti pokyčius, ypatingai atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu tiek darbo rinkoje, ekonominė prasme, politinė prasme yra labai daug įtampos nestabilumo, kuri lygiai taip pat veikia ir organizacijų rezultatus ir sprendimus, kokie yra. Taigi vadovai, kurie padeda darbuotojams suprasti savo vertę, padeda ir parodo, kaip jie yra svarbus organizacijai, kokia ta ateitis, kokia yra vizija, kokios yra darbuotojų galimybės, tokie vadovai sumažina tiek tą šokinėjimą per darbus, tiek tą likimą darbe jau nebeįsitraukus ir tuo būdu didina lojalumą darbuotojų. O silpna lyderystė tai žinoma skatina tai, kad darbuotojai atsiriboja, jie yra nebeįsitraukę ir jie daugiau formaliai lieka organizacijai ir net nebesistengia daryti kažkokį pokytį ir likti organizacijoje. Tiesiog lieka formaliai. Tai ypatingai dar jaučiama keliaujant per skirtingas kartas, nes kai kurios organizacijos prie to geriau prisitaiko, kai kurios sunkiau. Ir upskilling ir kaip vėlgi išverstume tai, kad įgūdžių gerinimas ar apmokymai, patobulinant įgūdžius, trūkstamas kažkokias sritis užpildant įgūdžiuose. Aiški karjeros kryptis, vėlgi galima tą patį dirbtinį intelektą panaudoti, kad sudėlioti darbuotojo kelią organizaciją, kuris jį galėtų, net jeigu ta organizacija nėra labai didelė, kur yra stipriosios. Ir darbuotojai jau tikisi ne tik stabilumo, bet ir realių augimo organizacijos viduje. Ką aš pastebėjau, kad dirbant su testavimo sistema, su kuria mes dirbame, mes jeigu anksčiau turėdavom organizacijų užklausas ir lūkesčius kandidatams, kad turėtų kandidatas mokėti ir tai, ar ne, labai daug skirtingų kompetencijų. Tai paskutiniu metu vis dažniau atsiranda, kad mes tam tikras dalis galime jau automatizuoti ir tarkim mums labiau reikia pardavimų žmogaus, kuris ne siuntinėtų laiškus, nes tai yra automatizuota, bet su skambučiais dirbtų. Ir atvirkščiai, ar ne? Ir dirbtinis intelektas leidžia išgryninti ir žmonėm atradus tas stipriasias pusės, ten susikoncentruoti. O tas dirbtinio intelekto raštingumas tampa jau tokia kaip ir bazinė kompetencija ir mokymosi kultūra daugiau tokia kaip ilgalaikio stabilumo sąlyga. Norint prisitaikyti rinkoje, turi investuoti į žinias, tobulėti ir tie žmonės, kurie neauga, netobulėja arba patys sąmoningai nenori to daryti, tai žinoma vėlgi atsiskiria ir atsisijoja organizacijos, kurios investuoja ir atsisijoja organizacijos, kurių žmonės nenori mokytis ir tobulėti. Ir vėlgi tai yra apie tą patį konkurencinį pranašumą rinkoje, tos organizacijos, kurios prisitaiko, investuoja į įgūdžių gerinimą, į dirbtinio intelekto atsparumą, ne psichologinį atsparumą. Tos organizacijos laimi. Taip, darbdavio įvaizdis, mes apie tai turėjom ir dar darysim visiškai atskirą laivą šį mėnesį. Tai yra daugiau negu 75% kandidatų prieš priimdami darbo pasiūlymą vertina darbdavio reputaciją, realią darbuotojų patirtį. Tai palengvina socialiniai tinklai. Mes matome ir daug užklausų, kur patys darbuotojai ir anonimiškai netgi klausia, kaip sekasi dirbti tokio ar kitoj darbovietėje, žada tą, 3, 4, ir ten jau visi anonimiškai dalinasi. Tai iš tikrųjų tie realios istorijos ambasadorystė darosi vis svarbesnė, bet eina nuo to, kad atstovauja vienas žmogus, tai turėtų būti apie visą organizaciją. Darbdavio įvaizdis jis leidžia suefektyvinti procesus ir pagerinti tiek kandidatavimo, tiek darbuotojų išlaikymų visas
funkcijas ir padaryti tai gerokai efektyvesniam, matuoti, efektyviau komunikuoti. Tai yra apie kasdienius sprendimus, tai yra apie kultūrą ir tai darosi jau toksai labiau kompleksinis. Jeigu mes anksčiau galvodavom, kad darbdavio įvaizdis vos ne užtenka daryti gražų filmuką apie organizaciją ir tai jau yra darbdavio įvaizdis. Tai šiuo metu tai jau nebėra tikslinga ir organizacijos labiau pasitikė, kandidatai pasitikė labiau matydami žmonės, kurie dirba organizacijoje, ką jie veikia, koks yra pokytis, ką jie daro. Taigi tie, kurie vėl prisitaiko prie tendencijų, tai gyvendina ir leidžia pasidalinti, tai tos organizacijos ir laimė. Taip, apibendrinant šiandienos mūsų laivą, tai reiškia, kad organizacijos šiais metais turėtų turėti sisteminį požiūrį į žmonės, technologijos, kultūrą. Elgsena tampa organizacijos brandos atspindžiu, o ne individualia problema. Dar technologijos skaidrumas, lankstumas kūrė vertę tik tada, kai juos lydi aiški lyderystė ir pasitikėjimas. Organizacijos, kurios geba suderinti inovacijas ir žmogišką ryšį, tampa patrauklios talentams net nestabilioje rinkoje, o čia gal dar pridėčiau tai, kad organizacijos, kurios sugeba išlaikyti tą žmogišką ryšį tada, kai mes tiek daug visur naudojame to dirbtinio intelekto, tos organizacijos laimi prieš kitas, nes vėlgi žmogiškas faktorius, tas human first orientacija, vis tiek tai yra pats svarbiausias faktorius, nes už kiekvienos rolės slypi žmogus. Na ir kokie pagrindiniai dalykai, ką norėčiau akcentuoti vadovams ir personalistam, tai aiškumas ir skaidrumas mažina baimę, ne kontrolę, o aiški komunikacija, lankstus darbo modeliai tokie kaip nuotolinis darbas, sutrumpintos 4 darbo dienų savaitės, jos veikia tik tada, kai lydi aiškus lūkesčiai. Dirbtinis intelektas stiprina personalo sprendimus ir palengvina tam tikrą prasme darbą, suteikia daug daugiau galimybių matuoti ir įgyvendinti pokytį, planuoti, tačiau vis dėlto nepakeičia žmogaus atsakomybės ir to emocinio dalyko, ką mes galime sukurti organizacijoje. Na ir lyderystė bei darbdavio įvaizdis yra svarbiausi ilgalaikio stabilumo veiksniai. Darbdavio įvaizdis kartais irgi įsivaizduojamas, kad tai yra personalo atsakomybė, vis dėlto tai nėra tik personalo, tai yra kiekvieno organizacijoje esančio žmogaus atsakomybė, ką mes dalinamės, ką mes komunikuojame, kaip mes komunikuojame. Na ir tos tendencijos kaip dry promotion, sausasis paaukštinimas, šokinėjimas per darbus arba kaip tik likimas darbe jau emociškai nebeįsitraukiant, tai yra signalai, kurios organizacija turėtų reaguoti strategiškai, kodėl taip yra, kodėl žmonės keičia darbą, arba netgi kodėl matom, kad įsitraukimas mažėja, bet žmogus dėl kažkokių priežasčių lieka darbe. Taigi ateities darbo rinka prasideda nuo pasitikėjimo ir procesai gali būti automatizuoti, bet pirmiausia turime išlaikyti žmogišką ryšį. Kviečiu susisiekti, sekti ir dalintis, jeigu stebint šiandienos įrašą kilo klausimų, galite drąsiai įrašyti, bendraukime ir komunikuokime. O aš norėčiau taip pat dar pakviesti į mūsų kitus seminarus, kurie bus apie darbdavio įvaizdžio formavimą ir dirbtinį intelektą ir taip pat mūsų kitas artėjančias personalo tendencijas šiais metais. Dėkui ir iki kitų kartų.